Labai malonu matyti tiek daug susirinkusių. Tai va, šitas leidinys dėja labai apgailestauju, bet išėjo po mūsų jubiliejaus, kuris buvo pernai metais, 70 metų šventė muziejus, bet, na, kartais mes esam įsprausti į tam tikrą rėmą ir tiesiog ne visada, na, tiesiog labai apgailestaudama sakau, kad jisai neišėjo laiku. Tai va, bet mes turim progą susitikti šiandieną. Todėl vėlgi, nu, tai kaip antras muziejus jubiliejus. Susišvenčiam 2 kartus. Tai va, Ukmergės kraštotyros muziejaus istorijos ištakos, labai skambiai skamba katalogas, jis aišku yra gana plonas. Čia norėtųsi sudėti daugiau eksponatų, kurie mano akimis buvo vertingi ir kuriuos aš norėjau parodyti visuomeniai. O muziejaus katalogo misija turbūt didžiausia yra ta, kad parodyti mūsų vertybės. Esu išgirdusi tokį sakinį po katalogo išėjimo, sako, jūs čia visos, sako, visi šitie daiktai yra jūsų muziejui ir aš supratau, kad šitas katalogas atliko savo misiją ir atliks ją toliau. Tai, na, man tai buvo labai svarbu. Nes iš tikrųjų pripažinkim, kad daugelis žmonių vis dar mano, kad muziejus turi tik tai, kas yra rodoma. O tai mes labai džiaugiamės iš tikrųjų, kad turėsim naują muziejų, kuriame parodysime viską. Turėsime galimybę parodyti tai, ką mes iš tikrųjų turim vertingo. Tai, kas yra šiuo metu eksponuojama, tai yra tik maža dalelė. Labai maža. Tai va. Tai tiek apie katalogo misiją. Taip pat esu labai dėkinga žmonėms, kurie dirba. Ne aš viena, čia be visų kitų žmonių nieko nebūtų. Labai esu dėkinga savo kolegoms, kurie padėjo surinkti medžiagą, kurie padėjo nufotografuoti. Labai esu dėkinga Andriui nuoširdžiai už puikias fotografijas tuo metu. Mes dabar turim puikiausią įrangą, kurią savivaldybės dėka įsigijom ir galėsim fotografuoti eksponatus. Turim ir puikiausią fotoaparatą štai ir net fonų daug. Tai galėsim fotografuoti. Na, tuo metu taip nebuvo, bet Andriaus dėka puikiausiai viskas pavyko. Taip pat esu labai dėkinga Valdo leidyklos maketuotojui, Valdui Butkui, kuris atliko grandiozinį darbą. Nufotografuoti tai nėra, na, viskas, ar ne? Reikia ir išvalyti fonus, aš čia šiek tiek apie techninius dalykus, bet tai, nu, kas supranta, tai yra didžiulis darbas. Galbūt dėl to tas katalogas šiek tiek vėlavo, gal čia mes kažkiek suvėlavom, bet norėjosi, kad jis būtų gražus ir kokybiškas. Ir iš tiesų, Valdo Butkos dėka, jis iš tiesų yra labai kokybiškas, jūs pamatysit. Na, bent jau aš tikrai labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad aplink yra tokių gabių žmonių. Tai va. O dabar, kadangi, na, jubiliejus kaip ir praėjo, bet vis tiek norėčiau pasakyti, šiek tiek pristatyti kontekstą. Kasgi tame kataloge yra, kodėl ir apie ką čia šneka. Šiaip jau 70 metų, mes skaičiuojam nuo 44 metų muziejų, bet mes manome, kad tai yra 3. muziejaus kūrimosi etapas. Na, mes taip skaičiuojame, nes pirmasis, neoficialiai, sakykime, toks užfiksuotas etapas buvo mažas skautų muziejėlis, kuris yra minimas spaudoje, kuris turėjo sukaupęs nemažą kolekciją ir kurią galime teikti, kad dalis galbūt atkeliavo iki mūsų dienų. Aišku, mes negalim to patvirtinti tiksliai, bet manom, kad galėjo tai būti, nes jei buvo tie eksponatai, jie tikrai niekur nedingo, žmonės jas saugojo, ir jie atkeliavo greičiausiai iki mūsų dienų. Toks antrasis etapas muziejaus kūrimosi tai yra 40-ieji metai, kuomet mokytojas Čižiūnas kūrė, rinko eksponatus savo iniciatyvą, jos kaupė mokykloje, jis buvo
pradinių klasių mokytojas, galbūt teko girdėti, taip pat daugelio pradinių klasių vadovėlių kūrėjas. Tai vat, na, o jau tas trečiasis etapas, 44 metais, tai, na, tokie buvo sunkus, istoriškai, politiškai sunkus metai ir daugelis meno žmonių, meno kūrėjų ar mokslininkų, daugelis tiesiog pasitraukė į tolimesnius miestelius, dėl saugumo galbūt, na, galima taip spėti, ar ne? Ir dailininkai Tarabildos tuo metu įsikūrė Ukmergėje, na, ir muziejaus įkūrėjai yra įvardijami Tarabildos, Domicelė ir Petras. Tai va. Na, dėja, tų eksponatų vėlgi, iš jų sukauptų eksponatų iki mūsų dienų vėlgi išliko nedaug. Na, tokie maži muziejai, jie dažniausiai visoje Lietuvoje dažniausiai nukentėjo labai smarkiai dėl karo, dėl pasikeitimų įvairiausių ir dėl tiesiog nebuvo kur saugoti, žmonės saugojo save dažniausiai ir tiesiog taip atsitiko. Bet jiems kuriant muziejų buvo surengta paroda, kurie dalyvavo daug menininkų, kurie vėliau dovanojo tos paveikslus muziejui. Taigi iki šių dienų yra išlikę muziejuje saugomi keletas Kasiulio, Vaičaičio, Martinaičio, Kazoko, taip pat tų pačių Tarabildų kūrinių. Na, ir mes jais labai žinoma džiaugiamės ir saugome. Kai 1946 metais muziejui vadovauti ėmė Žemaitaitis, dėja muziejuje tuo metu buvo tik tai šiek tiek daugiau 900 eksponatų. Manome, kad tai buvo, na, galbūt pusę kokią mažiau, kurie išliktų. Šiuo metu muziejuje yra apie 30 000 eksponatų. Ir, na, tai galima tik tai džiaugtis, kad nuo tų laikų iki šių dienų muziejininkai dirbę šitame muziejuje, tai, na, tik tai jų dėka, jie yra šiandieną, jų yra tiek. Labai norėčiau paminėti, aš paskaitysiu, kadangi visų pavardžių neatsimenu, labai dažnai per 70 metų pasikeitė gana nemažai vadovų. Norėčiau vis dėlto paminėti pavardės, todėl atsiprašau, kad skaitysiu, nes man mintinai kažkaip pavardžių negaliu įsiminti. Tai va, 47 metais pasikeitė net trys vadovės. Tai buvo Dronova, Kozlova ir Nikitina. 48 metais vadovavo Lapajeva, 49 Žemaitaitienė, 50 metais muziejui vadovavo Zajančkauskienė, 51 Leonavičienė, tais pačiais metais Poškienė. Matot, labai keitėsi vadovai. Gal sunku buvo. Na, šiek tiek ilgesnį laiką nuo 53 iki 57 metų vadovavo Morkūnas. Vėliau iki 63 metų vadovavo Irena Griškevičienė. Vėliau iki 64 metų Jakubavičienė, vėliau Elena Marazauskienė, ją pakeitė Zinaida Krikštaponienė. Nuo 1987 metų iki 1989 metų muziejui vadovavo Violeta Reipaitė. Na ir nuo 89 metų muziejaus vadovė yra Vaidutė Sakonikė. Tai va. Ilgiausiai muziejuje išsilaikiusi direktorė. Jūsų pagalba.
Ir gražiausia. Tai va. Na, nuo 95 metų muziejaus filialų tampa Veprių krašto muziejus.